Sakykit, gerbiamas merė, kas šiandieną čia Anykščių savivaldybėje vyksta? Kas vyksta savivaldybėje? Savivaldos diena. Ir gimnazijos atstovai dirba skyriuose. Prašom prisistatyti merę. Aistė Šemenskaitė. Anykščių rajono savivaldybės merė. Šiai dienai. Viceministrė. Vicemerė. Vesta Papelytė. Kaip jaučiatės, kai jūsų darbo vietą užims jaunas žmogus? Puikiai. Puikiai. Aš žinau, kad jis užims tą vietą, darbo vietą laikinai, nes tiesioginėse mero rinkimuose tas žmogus renkamas, o pabandyti darbo vietą, prisimatuoti tą kėdę ir pasižiūrėti, koks darbas ar sudėtingas, ar lengvas, ar paprastas atrodo, tai labai smagu visiems. Veneta, nuo ko prasidėjo jūsų karjera? Nuo ko prasidėjo? Tai aš jau Vincentui išpasakojau labai daug dalykų. Prasidėjo nuo to, kad ko gero grįžau į Anykščius. Grįžau tiesiog po magistro studijų pailsėti vasarą. Ir pradėjau darbuotis Anykščiuose, pradėjau dirbti vienoje nevyriausybinėje organizacijoje, o po to viskas susiklostė taip, kad pradėjau dirbti savivaldybėje, socialinės paramos skyriuje, buvau socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja 3 metus, po to skyriaus vedėja. Ir vėlgi, kaip jau sakiau Vincentai, gavau pasiūlymą dirbti savivaldybės administracijos vadovę, iššūkį priėmiau. Sėdėjus tenai su savo atlikėjais, išklausė viską, kad tu kad buvo šiais metais tai padaryti. Taip reikia, jis dabar jau... Sakykite, ar jums patinka ši diena? O, puikus pirmadienis. Artėja šildymo sezono pradžia. Jie atėjo! Beveik 16. Ne, va, ką tik įsijungė radiatorius? Gabrielė, kaip manai, ar sunku būti valdžios kėdėje? Manau, kad turėtų būti nelengva, nes labai atsakingi darbai ir dideli iššūkiai. Bet kol kas viskas čia labai gerai. Klausimas būtų, vas kokia šiandien diena, ar kaip šiandien patinka? Oi, šiaip tai kalendorius rašo, kad vietos savivaldos diena, bet man tai tokia diena, aš pasijuntu vėl mokytoja, man beveik kaip mokytojai diena, nes vieną kitą irgi skiria palyginti nedidelio tarpo. Iš viso džiaugsmas, su Miglė sėdim, aš atsipalaidavus pasakojus ir iš tikrųjų, bekalbėdama pati pagalvojau, kad mes visai nemažai dirbam. Aistė, kokia šiandien buvo tavo kaip merės diena? Iš tikrųjų tokia, sakyčiau, permaininga. Pirma dienos pusė buvo tokia lengvesnė. Su meru pakalbėjom apie darbo specifiką, ką jisai veikia. Įstrigo tie žodžiai, kad kartais reikia pabūti ir griežtesniam. Ir galvojau, negi čia reikės vis tiek dirba protingi žmonės kartu, ir tarybos nariai, ir visų skyrių specialistai. Bet supratau, kad tikriausiai to griežtumo reikia ir to griežtesnio žodžio, kad visus sukontroliuoti, nes dabar gimnazistai irgi susirinkome tokie aktyvesni, bet vis tiek reikia kažkaip susiimti kartu, kad visi kartu dirbtų ir tiesiog sukontroliuoti
vyktų darbas per tam tikrą laiką ir kokybiškas darbas. Holograminė eglutė, skamba gana keistai ir aš tikiu, jog šiais metais įgyvendinti to jau dėja nepavyks, bet iš tiesų labai įdomi ir originali idėja.